Mano vardas Louis Charpentier. Gimiau Kanadoje. Man 103 metai. Louis Charpentier namai – tai liaudies meno muziejus, kuriame visi eksponatai yra pagaminti vieno meistro. Išvertus iš prancūzų kalbos, Charpentier reiškia dailidė. Nuo 7 metų Louis dirba su medžiu. Dauguma šiame kambaryje esančių drožinių yra scenos iš jo paties gyvenimo. Ar tai jūs? Taip, bažnyčioju. Kiek jums metų? Ko gero apie 5. O čia mano tėvas grįžo iš bažnyčios. Jis papasakojo, kad kažkas matė lokį. Ir staiga priešais mūsų namą netikėtai pasirodė gauruotasis. Mano mama man sakė, kaip tu gali tai prisiminti? Tau buvo tik 2,5. O aš sakau, tai juk buvo lokys. Tai bent 1913 metai. 1922 metais Charpentier šeima persikėlė į Jungtines Amerikos valstijas. Vos sulaukęs pilnametystės Louis vedė. Jis buvo laimingai vedęs 75 metus. Nuostabu, kad nuo 2000 metų ilgaamžis gyvena faktiškai vienas. Kartą per savaitę ateina mergina, kuri padeda man namuose. O šiaip aš pats savo šeimininkas. Darau, ką noriu. Anksčiau aš dar vairuodavau automobilį. Paskutinį kartą sėdau prie vairo, būdamas 97 metų. Maniau, kad pasiilgsiu to. Bet nieko, mano sūnus gyvena netoliese. Ir jau po 10 minučių jis pasiruošęs mane bet kur nuvežti. Ilgaamžis vyras ne tik atrodo jaunatviškai, bet ir turi netradicinių gebėjimų. Pavyzdžiui, 103 metų vyras kalba 3 kalbomis – anglų, prancūzų ir italų. Nepaisant savarankiško gyvenimo būdo, Louis Charpentier nevengia bendrauti. Jį nuolat lanko smalsūs praeiviai ir gerontologai. Louis Charpentier yra išskirtinis bėglys nuo ligų. Paskutinės apžiūros metu 100-mečiui medikai nenustatė nė vienos ligos. Išskyrus lengvą atminties sutrikimą, pirmąjį nykstančių nervinių jungčių požymį. Louis, ar galime atlikti nedidelį testą? Nupiešiu kubą ir paprašysiu, kad jį pakartotumėte. Pratimas kubas – tai lakmuso popierėlis mąstymo procesams patikrinti. Neurologai jį naudoja, norėdami įvertinti tiriamojo darbinės atminties būklę, jo tikslingų veiksmų koordinaciją ir gebėjimą atkartoti jų seką. Louis Charpentier iš Bostono išlaikė testą 2 bandymu. Puiku. Dar vienas mokslininko prašymas galutinai reabilitavo ilgaamžį. Pasiūliau jam nupiešti arklį, gavosi puikus arklys, jis nupiešė triušį, nupiešė pelę, nuėjo į rūsį ir padarė mums nuostabių dovanų. Jis gerai valdo rankas ir apskritai su amžiumi beveik neprarado meninių gebėjimų. Paaiškėjo, kad piešimas dar vienas ilgaamžio pomėgis. Kiekviena jo diena kupina veiklos. Keliasi 9 val. Ryto, lengvi pusryčiai. Toliau pagal planą – piešimas, skaitimas, televizorius, drožyba. Taip drožinėju ornamentą. Svarbiausia jausti, kiek spausti frezą. Matote? Ar tai sudėtinga? Ne man. Aš dirbu su šiomis staklėmis jau 75 metus. 75 metus? Ilgaamžis menininkas žinomas toli už Bostono ribų. Kasmet šiuose namuose apsilanko iki 2000 turistų iš įvairių valstybių.